Žemaičių muziejaus Alka lobynai grįžta namo. Balandžio 11 istorinė diena. Kiek daugiau nei po 3 metų iš Nacionalinio dailės muziejaus į Žemaičių muziejų Alką parvežtas 1807 metais Pranciškaus Smuglevičiaus nutapytas paveikslas Agripina perkelia savo vyro Germaniko palaikus į tėvynę. Kūrinį 1930 metais muziejui padovanojo Pavandenės dvaro savininko Viktoro Sakelio sūnus Zigmantas. Šis paveikslas viena vertingiausių Alkos muziejinių vertybių. Kūrinys unikalus visais aspektais. Yra daugiau kaip 5 metrų pločio ir beveik 3,5 metrų aukščio. Išsiskiria įtaigia bei jaudinančia, daugiau kaip 40 natūros dydžio figūrų kompozicija. Yra gerai žinoma kūrinio istorija, nuo pat jo nutapymo iki atsiradimo Žemaitijoje. Gyvenom laukimo, dabar jau pasitikimo nuotaikom. Ir kasdien į savaitę keletą kartų grįžta mūsų muziejinės vertybės iš įvairių Lietuvos kampelių. Ir šiandien turim ypatingą dieną, nes po bemaž 4 metų pertraukos į savo namus, dabar jau galima taip sakyti, Žemaičių muziejus Alka sugrįžo jau muziejaus vizitinė kortelė tapusi drobė. Tai garsioji Pranciškaus Smuglevičiaus Agripina, kaip mes ją taip švelniai vadinam. Ir jinai parkeliauja iš Vilniaus, jinai tuos pastaruosius metus viešėjo Vilniuje ir buvo eksponuojama Vilniaus dailės galerijoje ir dabar parvyksta jau ruoštis vėl atsistoti į savo garbingą vietą centrinę. Stovim čia vasalėje, joje bus jinai ir eksponuojama, kaip ir buvo jau begalę metų čia eksponuojama. Kai mes uždarinėjom muziejų rekonstrukcijai, tai pirmasis eksponatas, kuris išvažiavo iš muziejaus, siekiant be abejo jį apsaugoti, buvo Smuglevičiaus didysis paveikslas. Agripina pargabena savo vyro Germaniko palaikus atgal į namus. Ir dabar pirmasis eksponatas, kuris sugrįžta, yra būtent tas pats paveikslas, kuris be kita ko bus restauruojamas pačiame Žemaičių muziejaus Alka pastate ir toje pačioje salėje, kurioje vėliau bus išdidžiai ir garbingai pakabintas mėgautis visiems lankytojams. Žemaičių muziejaus Alka pastate šiuo metu vyksta nuolatinės ekspozicijos įrengimo darbai. Tad balandžio 11 dieną į Telšius grįžęs paveikslas renovuotame muziejuje užims ypač svarbią vietą. Tačiau iki to laukia svarbus darbai. Ilgalaikis kūrinio eksponavimas ir transportavimas išvargino drobę. Tad kitą savaitę muziejaus dailės Prano Smuglevičiaus vardu pavadintoje salėje, kurioje ir kabės paveikslas, prasidės kūrinio restauravimo ir ruošimo eksponuoti darbai. Paruoš drobę, čia vietoj, esam paruošę stalą ir bus ir porėmis pagamintas naujas, nes ir porėmis nukentėjo per tą mūsų dalinimąsi, su mums taip labai svarbiu, ne tik mums, nacionaliniu mastu svarbiu dailės kūriniu. Duris norime atverti kuo greičiau, bet mums taip pat labai svarbu, kad muziejuje atėję apsilankyti žmonės matytų ne paskubomis užbaigtus darbus, bet tikrai kokybišką ir gerą darbo rezultatą. Labai norėtumėm atsiverti, kaip Žemaičių muziejus Alka, labai norėtumėm atsiverti per Žemaičių vienybės dieną. Tai labai tikiuosi, kad šita data bus ta tokia amžiams įminta į Telšių miesto ir viso regiono istoriją. Ačiū kolektyvui, ačiū kolegoms, ačiū partneriams, ačiū kitiems muziejams, ačiū visiems, kurie kažkokiu indėliu prisidėjo prie Žemaičių muziejaus Alka atnaujinimo ir pristatymo visuomeniai. Kai myli savo darbą, gali pasiekti pačių geriausių rezultatų.